Viskas jau susiruošus kelionį namo, ilgom rankovėm, šiltom kelniam, paruoštas megztinis ir striukė kuprinį, bet einu dar paskutinių pusryčių pavalgyti. Vieną patį Aivaras su muštiniu kambarį privalgė, sako, kiaušinienės nebenoriu. Taip lietuviškai man tie pusryčiai atrodo su šoninė ir kiaušinukų, apelsinų sultelės. Aivariukas jau viskas su visais lagaminais išžygiojom namo. Laukiam dabar, kol autobusas atvažiuos surinkti ir lagaminų ir mūsų. Ir mes su Aivaru išnaudojam paskutinės akimirkas dar prie tokių spalvingų sienų fotkių pasidarėm, tai jeigu kas nematėt, užeikit mano Instagramą, Brigapo, ten turėtume atrasti. Baigęs atostogytės, jau atvažiavom į oro uostą. Einam ieškoti ant tų mūsų vartų. Karšta, paliekam čia kur karšta, bet jau gal net ir noris truputį to savo namų šaltuko. Kas per daug, tas nesveika. Mes oro uoste jau atsisveikinam su Meksika, skrydis iš Cancūno, va, mums dar ir tuoj pamojuos. Hug you. Bye bye. Liko valandėlę dar prastumt laiko, einam ieškoti, kur mūsų kompanija. Ir 12 valandų 5 minutės. Šį kartą skrydis bus trumpesnis negu atskrendant, nes skrisime nebe iš Meksiko, o iš Cancūno. Paliekam Meksiką, grįžtam į Europą, pradžiai Stambulą, bet jau pasilgam ir savo namų. Greit atėjom taip arti, ir kuprinės iškels, viskas. Viskas, sėdim, jau susiradę savo tas vietelės, aš išpuolė prie lango, nors nežinau, net nereiktų patikrinti, ar man ar Aivarui labiau priklauso, jeigu ką pasikeisim. Kol kas šalia Aivaro nieko nesėdi, čia būtų likimo dovana, jeigu galėtumėm dviese taip visą skrydį atlaikyti, bet dar žmonių eina, tai manau, kad čia mums nebus taip fainai, kaip norėtumėm. Nu, bet kuriuo atveju dabar 12 valandų. Nesitik, kas yra 12 valandų dabar taip sėdėti. Laukiam, kol pradėsim skristi. Ir žinokit, mes turim VIP klasės sėdėjimą. Aivars jau reguliuoja savo miegojimui, o aš, pažiūrėkit, per 2 sėdynės kaip ponė miegosiu. Ačiū visiems, kurie žiūrėjot mano tuos ilgus YouTube'us iš įvairių skirtingų miestų, skirtingom dienom. Sėdim jau lėktuvę važiuot, nu pradžiai skrist, po to, ne, važiuos lėktuvas, po to skrist, po to vėl važiuos. Žodžiu, judam į Lietuvą, laukia ilgas skrydis, bet jau visai norisi ir tos namus. Taip kad laukiam mano kitų naujų kelionių. Ačiū. Nu, tos karštos servetėlės yra kažkas nerealaus. Tai aš ir rankas, ir veidas su ją nusivalau. Net makiažas, iš tikrųjų šiandien net nesidėjau makiažą, nes kad netrukdytų ilsėtis, miegoti patogiai, prisiglausti prie vyro, nes pastoviai verkiu, kad aš jam rūbus išveliu. Prasideda maistukas, pasiėmiau apelsinų sulčių, čia yra kažkokios pupelių salotos su kukurūzais, nu tokios įtartinas. Ir mes pasiėmėm abu su Aivaru makaronų su grybais, čia pyragėlis. Ir kažkokie užtepėlė, tokia turkiška labai, pagal kvapą, tai nežinau, ar viską suvalgysim. Prigamiek, barb, visi žaidė Monopolį, praloš visus namus, gerai žmonėm, kas gali lipti lėktuvai ir iš karto miegoti. O aš saugosiu miegą. Parvykom į Europą, einam ieškoti dabar lagaminų, pasų patikros ir dar turėsim 16 valandų laisvų Stambule. Planavom važiuoti į miestą, bet lietus lyna, tai dar nežinau, dar reikės su kompanija pasitart, ką mes čia darom šiandien. Autobusiuke jau važiuojam į Stambulo miestą, į viešbutį, kuriame turėsim 16 valandų pasilsėti iki skrydžio į namus. Bet nežinau, ar mes taip jau ramiai nugulėsim tam viešbutį. Matom Stambulą visų gražumu. Pasirodo, mes su Ivariuku šitą tiltų net paštute ėjome kažkada, ne kažkada spalio mėnesį. Jeigu ką, galite susirasti YouTube video ir pasižiūrėti mūsų senus nuotykius Stambule. Gavom tokį kambariuką, didelį, su 2 lovom, mažesniem negu Amerikoje. Ir kaip visada
Vandenukas, kavytė ir mes pavargę, bet dar turim jėgų ir į miestą varysim. Pasidedam daiktus, atsigeriam kavos ir lėkiam. Aivars koks įdėgęs atrodo, pala pasižiūrim. O aš balta kai visą laiką. Žinoma, mums dar nuotykių trūkumas, tai mes su tramvajum į miestelį varom pagastroliuoti. Nepatikėsit, mes negalim Stambulę neateit į turgelį, į Brigitėlis jau šmutkelį pilnas rankos. Taip, kad tuščiom negrįšiu, Meksikoje nieko nenusipirkau, tai bent Stambulę apsipirksiu. Žinoma, ir Sofijos soborą neaplenkiam, bet pažiūrėkit, jau turim ir draugutį, ir fontaniukai ką tik nurimo. Taip atrodo mūsų viešbutukas, kuriam esam apsistoję šiai, netgi net negalėčiau pasakyti nakčiai, nes 3 nakties mus išveža į oro uostą. Ne 3, atsiprašau, 4, po 4:15 renkamės ir išvažiuojam. Na, o šiandien labas rytas iš turkiško viešbučio jau ir iš karto jaučiasi, kad Turkija, rinkitės, ką tik norit. Labai skaniai, iš tikrųjų mes jūs spėjom pavalgyti, nes greitai čia šiandien viskas vyksta, tai turėjom 20 minučių pavalgyti ir jau su krautais daiktais, kol autobuso laukiam atvažiuojančio, tai greit galvoju dar ir pasisveikinsiu iš valgyklos. Veidelis šiek tiek lengvai patinės, bet pakankamai užteko miego, daugiau negu 7 valandas pamiegojom. Dar ir Meksikoje nebuvo tiek daug miego kaip šiandien, o mūsų viešbučio teritorija, čia jau mūsų daiktukai. Tai čia turkiškas viešbutis iš oro uosto, kurį atvežė. Čia realiai buvo į kainą įskaičiuota. Su Aivariuku pildom anketas, vertinam kompanijos darbą. O aš dar pro langelį žiūriu, noriu sakyti grožės, bet nesimato nieko. Esam jau oro uoste, viskas. Visa grupė jau nuėjo į priekį. Ir kur mano Aivars jau linksmutis į namus labai nori važiuoti. O turim dar šitą tašytę, priduosim į bagažą skyrių, kad nereiktų nešiotis. Pagaliau sulaukiam savo to galutinio skrydžio į Lietuvą, pradžiai tiksliau į Rygą, mes taip įsišnekam, kad į Lietuvą, mums dar iš tikrųjų Ryga netgi ir patogiau, viskas, keliaujam namo. Kol kas einam oro uosto koridorių ir nesuvokiam, koks šaltis už lango, bet sniegas nieko gero mums čia nežada. Viskas, lagaminai jau paimti, tašės supakuotos, einam į mašiniuką. Pakuojam viską į mašiną, sniegs mumis pasitiko, bet žinojom, ko tikėtis. Lagaminai jau Joniške ant sniegą, iš kur kelionė prasidėjo, ten baigęs, einam ieškoti savo vaiko. Mūsų atostogų kulminacija yra bulviniai mamos kepti blynai, tėtės turbūt skustos bulvės. Mamos keptas, Aivariukai kaip uošvienės bliniukai, be žodžių. Į kas svarbiausia, kūdikis mūsų ant rankų jau išsibučiavom. Kas čia tokia? Viskas vykstam namučio jau, vaikėlis supakuotas, mašina pašildyta. Ir važiuojam žiūrėti namus, išleista Aivaro mamą iš pietinio kurortinio rajono.